7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atrodė, kad laiko tas rungtynes rezultatas galbūt net nespėjo to žaidimo aikšteliais. Koncentracija atrodo buvo, kas nutiko ketvirtam kėliny, kodėl italas pavyko perlaužti rungtynes. Manau, buvo lygios varžybos, buvo lygus rezultatas po dviejų, nežinau, tiesiog. Prasidai leidom įsivažiuoti, ketvirtam labai daug taškų manau sulaikė. Ir tiesiog puolimas buvo kažkiek lankus. Ir tiesiog gaila, kad nepaėmė rezultatą. Pats pataikė tikrai prieš tai, tada pasiėmė paskutinę ataką ant savęs, nepavyko, tai atrodo ant lygių įsikini, bet su pralaimėjimu. Kokią šiaip mintį dėl tų paskutinių dviejų atakų? Jau tas prasileidau tą manę, prasiveržimą labai per lengvai ir paskui ta paskutinė ataka gavos, kad bandžiau veršti, buvo kaip ir toks planas, bet uždarė, paskui buvo mažai laiko, bandžiau žiūrėti laiką, tiesiog įsimesti metimą, bet tikrai buvo sudėtingas situacija. Manau, kad šis čia toks sudėtingas, nes pajėgiausi krepšininkai neatvažiuoja ir kai atvažiuoja, kai susirenka į rinktinės kiti krepšininkai, tai mažai laiko susižaidimui lieka. Ir kas šiaip svarbiausia, ar fiziškumas ir psichologija per tokį mažą laiką pasiruošti rungtynėms? Tai ir tas ir fiziškumas ir psichologija, tiesiog mažai laiko, mažai treniruočių, reikia tiesiog visiems susitelkti, būti bendram plane ir tiesiog bandyti palaužti varžovą, gaila, kad nepavyko šiandien. Nepavyko laimėti, bet Ignas Sirgiūnas vėl sužibėjo, atrodo, ta jo ranka ir toliau dega. Kokias mintis apie tokį komandos draugo žaidimą? Tai smagu, žiūrėti, tikrai labai senai pažįstu ir tikrai visada jis labai gerai žaisdavo ir džiaugiuosi, kad jam taip pasisekė vienas varžybos ir tiesiog rodo gerą žaidimą visą sezono metu. Kitos rungtynės vasario pabaigoje ir kovo pradžioje prieš Islandus turbūt reikia tikėtis 2 pergalių. Ar nežvelgi taip toli dar? Tai žiūrėsim, kai tada susirinksim, tada be abejo reikia pergalių. Ačiū tau. Ar tai šiandien Gabrielė Pročina irgi labai svarbus faktorius italų žaidime, kas galbūt prieš jį nepavyko ir ar tie tritačiai galbūt kažkurie buvo tokie sunkesni, ne? Tos gaus užtvaros, jie žaidė su juo, nes matė, kad mūsų centras įdengė ir tiesiog nusileisdavo pagazdindavo ir išeidavo laisvas ant tritaškio metimo, tai tikrai gavom gal 3 tokius tritaškius ir paskui jisai įsivažiavo, pradėjo mesti tikrai labai sudėtingus metimus ir buvo ta mano problema, kai leidom įsimest laisvesnius metimus ir paskui jis sunkesnius susimetė nesunkiai. Žinant visą tą situaciją, kad iš tų 4 labai stiprių rinktinių viena iš jų tikrai nevažiuos į pasaulio čempionatą, ar tos mintis kažkiek sukasi galvoje, važiuojant šitą langą ir žinant tą situaciją, ar tai nebuvo dalis psichologijos? Manau, tiesiog žiūrim iš varžybos ir stengiamės pasiimti tą kiekvieną tašką iš eilės, nežiūrint taip toli, nes vis tiek dabar gyvenam šią dieną, tai tiesiog bandom laimėti kuo daugiau varžybų. Kaip pats asmeniškai vertini savo pasirodymą šiam lange, ar kažkas keitėsi nuo to, kas buvo vasarą, ar jautėsi lygiai taip pat kaip ir Europos čempionate? Na nežinau, tiesiog nauji žaidėjai, tai tas pajautimo gan sunku pajausti viens kitą per 2 dienas, kas kaip nori kamuolio, kas kaip žaidžia, tai tas gal kažkiek apsunkina, bet tiesiog tokia yra situacija ir tai turim stengtis padaryti ką geriausia, tai manau, nesu labai patenkintas savo pasirodymu. Neptūne žaidi tik po 30 minučių, ar nuovargis yra faktorius šitą sezono metu, ar ne? Na, nežinau, gal tiesiog daugiau traumų, daugiau visokių skausmų sezono metu, tai reikia tiesiog bandyti kuo greičiau gydytis ir tas varžybos iš varžybų reikia tiesiog atsistatinėti geriau.